ta istorija prasidėjo ten, sakykime, labai jau seniai, nes 93 metais baigiam veterinarijos felčerę specialybę Gruzdžių buvusioj žemės ūkio mokyklai. 95 metais susitokėm, taip ir pradėjom kartu tą bendrą tokį gyvenimą ir ūkį kūrimą kurti susituokę. Laimos mama iš buvusio kolūkio gavo aną seną fermą. Buvo pastatas, į kurį mes įsikūrėm ir neleidom sunykti, sakykime, kad nebūtų stogai ir sienas nugriautas. Tai pradėjom ūkininkauti, laikyti gyvulius. Su laiku užsipildė senas pastatas, reikėjo, kai sakant, neužstrigti, modernizuotis. Perspektyvų yra numatyta automatinį šėrimą padaryti karėm. Ten anam gale fermas bus pastatas naujas pastatytas ir bus įdiegta automatinė šėrimo sistema, kad po nedideliais kiekiais, kuo šviežesnis pašaras, dažniau patiekiamas, tuo daugiau karvės ėda ir visą laiką tas pašaras ištisą parą šviežias turėtų būti. Mes stovim, kaip sakant, Sabaliauskų ūkio bazėje. Tai čia šeimos ūkis. Mano konkrečiai ūkis įkurtas 20 metais, kai grįžau iš emigracijos. O toliau, tai ką, mes turim 11 metų jau ūkininkaujam, tai per, kaip ir minėjau, šitoj bazėje čia prieš 10-11 metų ant stogo beržai augo, tai ką turim, įsikūrėm ūkis augalininkystės. Tam motininiam vadinamam ūkį, kai tie ūkiai, ta prasme, ūkininkavo, buvo ir karvių, bet jų atsisakyta dėl šiandieninių, kaip sakant, aktualijų. Įkurtas 98 metų, čia kaip sakyti, daugiau. Ir vaikai užaugo. Ir specializuojamės augalininkystę. Po biškį kiekvienais metais vis plečiamės ten po 1-2 hektarą. Buvo ir sunkumų, ir visko buvo, ir šlapių metų, ir džiovyklą turėjome įsigyti tuo tarpu net. Planuose yra įsigyti mini elevatorių tokio iki 1500 tonų. Pastatyta čia ant kiemo. Gali būtum ir šiemet neturėjom. Bet tai sunku apsispręsti, tokius projektus įgyvendinti. Bet manau, kad pavyks. Pats esat Kelmės rajono ūkininkų sąjungos nariai. Taip. Ir kaip jums rajono sąjunga? Nežinau. Ar matot, kad naudinga? Pokyčius matom dabar. Pokyčius matom. Malonu iš tikrųjų girdėti. Kiekvieną dieną laiškai praein beveik. Ir po kelius sykius. Tai malonu. Uogų ūkį pasirinkom todėl, kad jis sukuria didesnę pridėtinę vertę ir siekiam kurti tvarų ūkį, kuris padėtų gamtai ir ypač žmonėm, šito rajono žmonėm. Jie ne tik surenka uogas, bet gamyboje jie gamina aukštos pridėtinės vertės produktus, mes juos duodam visuomeniai, taip stiprindami jų sveikatą. Sezono metu skinam maždaug nuo 20 iki 25 žmonių kiekvieną dieną. Šiais metais tikrai, orai dar leidžia skinti, džiugina ruduo, tai dar ir naudojamės ir džiaugiamės tuo. Praktiškai pradėjom nuo mėsinių. Buvo tenais keletą karvučių, žmona pamelža ir 5 ar kiek ten kelius metus, bet tas nepasiteisinama. Daug darbo, tam rūpėsi daug. Mėsiniai trupučiukai yra paprasčiau auginti, mažiau gal priežiūros reikia. Pagrinde čia yra šorolė, prancūzų mėsinių galvijų veislių šorolė vadinasi. Taip atsitiko, man pavyko juos nupirkti iš pakruojų ūkininkų. Jiem atsibodo ūkininkauti, gavau informaciją, visą bandą nupirkau tada 60
motininių karvių ir turbūt 8 metai atgal, 7 metai, dabar jau turim 2,5 įsidauginam. Palei mano amžių turbūt nebereikėtų plėstis, reikėtų kažkaip tos pačius išlaikyti. Plėstis nemanau, kadangi čia yra palei tą naują fermą, galim talpinti 2,5 galvijų, kas dabar ir yra. Taip, kad pakankamai ir atitinka kažkur ir žemės hektarai. Jau tada prasideda daugiau tų rūpesčių, reikės atitinkami pašarų plečiantis. Tėtis, kaip sakant, su kolega, kaip jie ten dabar, nelabai pamenu, dar mažas buvau, kartu ūkininkavo, aš tai dar man buvo mokyklos laikai. Nu tai vat skubėdavau iš mokyklos, kad tik greičiau kažkokį tai traktorių pavairuoti, kad tik duotų. Man technika buvo viskas. Nuo 7 metų aš jau su traktoriu važinėjau. Nekalbant apie sunkvežimius, apie kombainus, tai sieju, sakykime, nu, kviečius taip pat sieju, rapsą siejam su skutiku, tai kitas sėjikas sieja. O kviečius aš sieju pats, praktiškai su tręštuvu irgi važiuoju pats, purškyje turim, tik tai purkštuvas važiuoja irgi. Chemija rūpinos irgi pats. Ir spėjai visus darbus. Nu, Šiaip ne taip. šiaip ne taip. Šiaip ne taip. Tai braškė. Braškė. Taip. Braškės įvedė į tą Į tą ieškojimų kelią. Taip, ir įtempė į tą tokį azartą, kad kuo skanesnė, kuo didesnė užauginti, kad tą žmogų pritraukti labiau. Šiai dienai braškių yra 70 arų, o jau kitą pavasarį bus hektaras. O aviečių 30 arų. Ir ten visas kitos po kelis arus bandomieji triušiai, kaip mes vadinam, ir juodųjų serbentų, ir gervuogių turim, ir sausmedžių turim. Tai dar matysim, daržininkystė tai yra česnakai, tiek žieminiai, tiek bandom dramblinius į rinką paleisti. Drambliniai česnakai tai yra česnakų ir poro mišinys. Tai čia yra buvusi prosenelių žemė, senelių prosenelių. Karvių dabar šiandien turiu apie 108. Čia melžiamos karvės, viso su prieaugliu yra 228. Iš to skaičiaus 84 telyčios. Nu, tai čia būtų ir nuo veršiuko iki veršingo telyčio. Baigti iki galo dar reikia robotukai, dar ventiliatoriai, čia, žodžiu, yra dar tokių planų šitai fermai uždabaigti, o paskui bus matyti. – 2021 metų ūkio rinkimų konkursinė dalis, rinkiminė dalis jau kaip ir į pabaigą ir labai džiugu, kad aplankius visus ūkius tikrai matome, kad Kelmės rajono ūkiai sparčiai tobulėja, keičiasi technologijas, keičiasi kartos ir džiugu matyti, kad viskas vyksta į teigiamą pusę.